Biskvitinis? Ką čia reiškia? Jo gyvenimo moterį žmoną. Šiandien jūs prisimenate jo pirmą šypseną, pirmą ištartą žodį, mamą, tėtį. Atrodo, tai buvo visai neseniai. Bėgo metai, tiek daug kartų nužydėjo sodai, buvo džiaugsmo ir vargo. O šiandien jau savo lizdą suka jūsų sūnus. Žinau, kad jei galėtumėte kiekvieną akmenėlį surinktumėte, pelkes paverstumėte žaliavėje, jei galėtumėte lietaus lašus paverstumėte aukso gabaliukais. Saulės spindulius surinktumėte ir ištiestumėte jam po kojų. Tačiau šito jūs su tėvelį nebegalite, bet galite išleisti į svarbų gyvenimo kelią, į šeimos sukūrimo kelią. Tad išgerkime už jaunąjį, tai kad niekas neatkišo. Tai jauną. Atkiškit posėdis. Viena prieš 9 metus, kita prieš 14 metų. Tai jau 9 metai šiek. Toks išleidimas sušluota per kuprą ir viskas. Nelaukia, pirmas. Ačiū. Žiūrėkite. Nu tai pil. Gali daug nepilti. Užtenka. Tai dar tėvukai? Įpylė. O Tomas taip. Sonata. Tai pakelkime turės už mūsų Tai va čia, jaunąjį lyšina tiksliai. ir palikime jį kelionę. Nu tai mašana kokia. Donatai, Labai noriu. laimingai. Nu tai rašiau laimingai. Nesės. Nesės. Добравий пішов. Nu, tai ką, mama. Paskutinį kartą matote tokį savo sūnelį. Grįžčiau ne vienas, grįžčiau su savo antra pusė. Kitoks bus. Tad, būsi kitoks, matysime. Nu, tai išsivedame į dabartis. Tai da biskį gal ankstės, o na, Aiškiai biskį dar. Biškį Kas? parvažiuosit, rasit po stalo, kaip tam filme. Ne, miesčionis, žiūrėjau. Rimčiausi vyrai ima, no. O jaunimas žiūri. Jauni dar spės. Jie į restoranų sakyta, o jau tiek grįžtino. Jie sakykite, viską išgėrė. Viską suvalgė. Ateina svečiai, jau nieko nėra, jie būtų girti. Bokas, valgys, valiojasi. Nežinau. Jauni gyvai. Stot prie kokio, nes tenai ardė kaip tik Kučiūnų bažnyčia. Reikėtų to. Prie pagrindinio. Šiandien tai nesakė. Ne, Nu tai kur reikės stot prie stalo, kurį laikų mišės, ar prie čia? Prie stalo, kur vaikų mišės. Šitomai nusidėjau, taip čia. Prie šitų stalo. Tai šipsovas. dėkojimai. Jaudinas. Jaudinas. Kas tu? Pats norėjai? Ne, kur Nu, kaip laikų pasakys, mišės? Nu, nežinau, kaip čia gal, žinai, kiekvieno. Prie stalo laikų mišės. Kiekvienas kunigas pagrindė, kiek man teko matyti, tai kur mišes laiko kunigas prie to stalo. Ir tai ne prie pat stalo, atokiau nuo stalo, kur komuniją duoda. Ta komunija duoda dažniausiai žodėlis. Nu tai va, prieš tas žodėlis duoda šliūbą. O kaip čia naidaris ką žinau, reikia
Kiekvienam kampe vis kitaip. Gerai, gerai. Ką? Oi. Ką? Kiek? Po pirmos 5. Tai neblogą. Tai reikėjo pamokyti, kad čia laimė. Nieko, peržiūrėt mokė viskas, jis atsisėdė. Ant kėdžių atsisėdėjo kažkas. Ką man? Neatsina, tu Bet užauginai. Ir persižegnok, ir tėvai peržegnoja ir pabučiuoja Aš viskas. padėdavau galvos. Ką? Aš irgi persiu. Gerai. Dabar? Nu, tai padėkok tėveliam. Ačiū už viską, atsiprašau. Ką padariau, ko nepadariau, ko nepateisinau vilčių. Ačiū. Gailiuosi ir pasitaisysiu. Nu ir peržegnok vaikus ir... Nu tai gerai, jau būk laimingas, tai ką, čia aš kito žegnot nemoku, ką tu čia dabar. Nu ir viskas, va. Va. Nu, vakar kunigas. Metei viskas. Na, eikit. Tai baigsis tas kasetės įgė. Nesibaigsi, nesibaigsi. Ne? Aš labai nenoriu, paskui labai negražiu. Видите, откуда купить булочку? Снеги там мечуки, она через раз. Nu ir jinai nori ką, ir viskas. Tai kad ir į katiną turėjau, tikriausiai. Tai stora. Štai paskui paviršį. Tai tavo kur? Čia? Viskas. Dar aš jau pasiėmęs, viską pasiėmęs. Reikia paklaus, kaip te darysit jei. Pasakys. Palauk, o... Darom, šiaip tai nežinom, kur važiuoti. Tai Tomas važiuoja. Jūs tai žinom? Jau. Sėsk į galą, tau šiandien į priekį negalima. Tu žentelį tik nelik. Bet mes kraštus priklėjom, o prieko nepriklėjom ją upę. Знаете, как надо? Valio, nu ką pamėt? Jo? Ai, mano, gerai.
atėjome pasilti mūsų antrosios pusės. Tokiu atveju, kadangi mūsų pagrindiniai kaltininkai šios šventės yra Donatas ir Laura, tad prašau, Laurytė, įsek minutėlį. O kadangi šios šventės pagrindiniai vadovai esame mes, Nežinau. šiuo atveju įseksiu paukštytę aš savo. Jis mane nufotografuoja. Ta paukštė biškį nuleis taurį. Šitas biškį iš toliau. Nu, ačiū už paukštę. Ačiū, prašau. Šiaip man tavęs negaliu reikia. Lauk, palaikysiu aš tavį. Aš nesačiau, aš nepaturiu. Pakelkime taures. Va. Matai, neišsiputoja. Buvo visai gazų nebuvo klausyti. Ačiū. Tai va. O dabar norėčiau pripildyti taures, kadangi pripildėt. Pakelti jas už sėkmingą pirmąjį žingsnį bendrame šių jaunų žmonių gyvenime, už meilę ir santvarką. Už Gerai visi. Jūsų daug dabar reikia? Nu, daužkitės, kad norite šiandien. Nu, tai susidaužėm. Nu, su jaunais. Tai palauk. Šie draugė. Biškį dar užtėvėlius. Su tavim Taip nėra dabar, nu. Reikėjo sudėti daugiau. Aš dabar likau. Aš tu tai ne. Ai, tai to nesvarbu. Ai, aš būsiu šiandien blaivas. Viską, žodžiu, nepradėsiu gerti. Tu stumus. Gera pradžia pasidaro. Jo, dėkui. Padėk. Nu. Seilė, dabar jūs tiek to. Už ką su žmonė? Ei, pavalgyk, panašiai. Aš ką čia jums, aš galiu baltą. Paskui Ką čia negalėjau. ką čia smulkytis. Kavos. Aš tau gal ką palaikysiu. Mane palaikyk. Sėskitės. Jie turi klauptis. Mes klauptis turi? Taip. Klausyk, aš ten. Nu, paprašykit manęs atleidimo. Tai man sėdint laimint? Taip. O padėkokit mamai, atsiprašykit. O mama tegul palaimint. Palauk, aš iš... Tada... Kiti tai. Liūdėk motulę, atkeliai vingiuoti, kas skrendu lik paukštai. Tikrai nori sudaryti? Kažkaip nemėgsiu. Keplatus toliai, kokias vaikas aukštai, Mes dabar varom. sparnams plaukus, darus neramu. Nu, aš dabar negaliu viską čia tarakanį. Aš žinau, Nu, tai ką? Grįžtant Jo. ratus turėsim viskas. Turėsim ratus. Viskas važiuoja. iš kelių toliausių, tada žibairis grįžta Nes, suprantate, Laura,
pusės. Eina visos. Palauk, dabar ties 6 prieš kelionę. Čia vadovautų. Tai aš nufotografuoju. Palauk. Aparatas aprasuoja. Kas gali, kas atsako? Palauk. Negaliu laukti, tėvai. Nu. Laukiam, ne? Laukia. Pasibučiuojam? Jau ne. Nu nesu tokia šypsena. Kur tu gal? Mylimas vaikeli, šeima piršlis atvažiavo, jis kur melavo, jau mano guželė, šalis važiavo, jis kur melavo, jau mano guželė, šalis važiavo. Aš neatsakau šitas nuotraukas. Ir laikyti spaudžiu, ne tik paspaudžiu ir ne. Spaudži iš karto ir viskas įsipačiuoja. Nieko ne. A atbulėti eina, da, ne? Arba dieną? Tavau, kad pagydot. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Santuokos ir šeimos kodeksu Kalvarijos savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje registruojama piliečių Donato Pauliukonio ir Lauros Borcovaitės santuoka. Gerbiami jaunavedžiai, šiandien jūs tuokitės ir kuriate šeimą laisva valia, prisiimdami visus valstybės įpareigojimus šeimai. Šiandien jūs nusprendėte peržengti bendrų gyvenimo slenkstį, gerai suprasdami savo pareigas ir atsakomybę. Tauriu jausmu ir garbinga pilietinė sambūra jūs sujungėte savo likimus ir visų mūsų akivaizdoje įsipareigojate. Drauge žengti per gyvenimą, vienas kitą mylėti, gerbti ir būti ištikimais, kad ilgiems metams įtvirtintumėte šiandienos laimę ir pakeltumėte bet kuriuos išmėginimus.
Gerbiamas Donatai Pauliukūnai, ar sutikate vesti Laurą Balcovaitę ir ar jūsų sprendimas sukurti šeimą yra tvirtas ir gerai galvotas? Kurią pavardę pasirenkat registruojant santuoką? Gerbiama Laura Balcovaitė, ar sutinkate tekėti už Donatą Pauliukūnį ir ar jūsų sprendimas sukurti šeimą yra tvirtas ir gerai galvotas? Kurią pavardę pasirenkate registruojant santuoką? Atsižvelgdamas į abipusį sutikimą tuoktis ir remdamasi santuokos ir šeimos įstatymu, Kalvarijų savivaldybės civilinės metrikacijos skyrius registruoja jūsų santuoką. Vyrui palieka Pauliukūnio pavardę, žmonai suteikia Pauliukūninės pavardę. Gerbiami jaunavedžiai, prašome santuokos akto įrašą patvirtinti savo parašais. Lietuvos Respublikos vardu Donatas Pauliukūnis ir Laura Pauliukūnienė skelbiami vyru ir žmona. Gerbiami sutuoktiniai, prašom pasikeisti žiedais, meilės ir draugystės simboliu ir pasveikinkite vienas kitą šeimos sukūrimo proga. Sveikinu Jūs, sukūrus šeimą, linkiu daug laimės, meilės, ištvermės ir ilgų bendrų gyvenimo metų. Sveikinu. Sveikinu, prašau. Prašau, mes įvykite šeimą. Laimingos kelionės. Buvo, jau? Tikrai pakalbame. Žiedas verčia, žinau. Nepripratęs, ne? Nu, vėl gyvenime. Žiedas verčia nieko, ne? Žmona turi verčia. Ne. Nedrasu pradžio. Vėdės nepataliama. Vėdmenė turi. Da, vėl aš. Kur čia per miestą eisim? Ne.
Ai, filmuotas. Gali greičiau. Tu mažumai, tu... Ką kalbam? Bet tai palauk, Tomas. Gal Jonas nevairuoja, ne? Pasijuoksit, ne? Tai kokie gal vieną čia eina per... Aš nežinau, čia turbūt. Ne. Prie altoriaus. Aš nesupratau. Čia įdėti? Gerai, čia? Taip. Dar ko? Paskui prie... Šiuose Dievo namuose susirinkome iškilmėms čia. Donatas ir Laura pradėjo savo šeimos gyvenimą, tai nepaprastas įvykis. Todėl mes jį sveikinus, linkėdami laimės, paremkime nuoširdžią maldą, įsidėmėkime Dievo žodžius, kuriuos girdėsime šios iškilmėse, paskui su visa Kristaus bančia melsime Dievą Tėvą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kad nesliautų šiuos jaunuosius globojęs ir visuomet gyvenančius tarpusavio vienybėje laimintų. Išklausyk viešpatie mūsų maldavimus ir ančių savo tarnų, Donato ir Lauros, išlieks malonių gausą, tai, ką tavo altorius sujungs, tai stiprinsiu tarpusavio meilėje. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpatys.
Pasiklausykite Šventos Evangelijos pagal Joną. Galėjos Kanoje buvo vestuvės, juose dalyvavo ir Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai, įsibaigus vynui. Jėzaus motina jam sako, vietiniai, jūs atėjote į Dievo namus, kad valdžios įgaliotinio ir čia esančių liudytojų akivaizdoje viešpats užantspauduotų jūsų nutarimą susituokti. Anksčiau Kristus Krikšto sakramentu jums suteikė pirminę ir būtiniausią išganimo malonę, jūs paskyrė šventam gyvenimui. Šiandien santuokos sakramentu jūs sustiprins amžinai tarpusavio meilei ir ištikimybei tesėti, bei kitoms garbingoms sutuokusių pareigoms atlikti, praturtins tomis dvasiomis dovanomis. Tad valdžios vardu kiekvieną jūsų klausiu apie jūsų pasiryžimus. Donatai, ar esi rimtai apsigalvojęs, niekada neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę? Laura, ar esi rimtai apsigalvojusi, niekada neverčiama ir tikrai pasiryžus tekėti už šios savo sužadėtinio? Ar pasiryžta santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti? Ar sutinkate pagal Dievo valią sulaukti vaikų, juos auklėti, kaip liepia Dievas ir bažnyčia? Suteikiu jums Dievo savo malonės, kad tai, ką pasižadate, būtų jūsų šeimos gyvenimo pagrindas. Kadangi tikrai ryžtatės daryti šventą vyro ir moters sąjungą, padaugti viens tam dešinę ranką ir Dievo be valdžios akivaizdoje viens kitam prisieksite. Aš Donatas. Imu tave Laura savo žmoną. Ir prisiekiu. Visada būtų tavo ištikimas. Kai laimė lydės. Ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers. Vers. Ar lygos ims. Visą gyvenimą. Tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Aš Laura. Imu Donatai tave savo vyru. Ir prisiekiu. Visada būtų tau ištikima. Kai laimė lydės. Ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers. Ar lygos ims. Visą gyvenimą. Tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Šią jūsų prieską duotą valdžios akivaizdoje Abraomo Dievas, Izoko Dievas, Jokūbo Dievas, pirmosios žmonijos tėvus vyra ir moterų sungęs Dievas, Kristaus malonės pristiprina ir te palaimina. Ką Dievas sungė, žmogus neperskėja. Jūs, kurie čia esate, būsite liudytojai, kad ši santuoka yra sudaryta Dievo akivaizdoje ir palaiminta bažnyčios. Dabar visi pagarbinkime Dievą, garbė Dievo Tėvui ir Sūnui šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Te palaimina viešpačio žiedus, kuriuos viens tam įteiksite, kaip meilės ir ištikimybės ženklą. Laura, imk šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tau ženklą. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Jūs tą paklausti. Donatai, imk šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tau ženklą. Vardan Dievo Tėvo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Gerai. Nuoširdžiai melsime Dievą, laimyti šiuos jaunavedžius, kad sakramento malonėmis šiandien apdovanoti visuomet patirtų aukščiausio pagalbą. Dieve, tu savo galybę visą iš nieko sukūrei ir pasaulio išmintingus kelius nužymėjai, sukūrei žmogui su panašu, sukūrei vyrą ir moterį ir paskelbei, kad jie du inkšniai išardavo šeimą, drauge kurso laikiną ramžą likimą. Dieve, šventai santuokos ryšį, tu pagėjai sakramento garbę, kad jis vaizduotų tyrą ir vaisingą Kristaus ir bažnyčios meilę. Žmonijos aušrais teigęs ir moters sąjungą Dieve, jie tokią palaimą apdovanoji, kad tie žmonių kaltės jos nepanaikino. Pažvelgtume į šiuos jaunavedžius, trokštančius to palaimos, siųskim šventos dvasios dovanų, įliepsime širdis, kad santuoka būtų viens tam ištikimi, papuošk jaunąją Laurą mėlumu, romumu. Tegu savo pažymą šventas moteris, kurių žygdarbių šlovina raštai. Tegu jie visada pasitikė viens kitų.
Melsimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mūsų išmokė. Tavo karalystė, teesie tavo valia, taip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Palinkėkite jums ramybės. Štai Dievonėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie pakviesti Nėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitų mano širdį, bet tik tark žodį, mano siela pasveiks. Pasidirbne Viešpatie prie tavo stalo meldžiame malonės, kad santuokos sakramentą šiandien priėmusieji visi ilgisi tavo kelio, žmonėms skelbtų tavo šventąjį vardą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Te palaiminus sagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus, šventoji dvasia. Gelydžius Viešpaties mano. Žiba gražiai prieš saulę. Varinė, ten nenusitrynė. Suglaus taip bematė. Vėliau iki 7 spėsi? Būtinai. Šviesa ne juokas. Dabar gerai, nufotkinu tai. Laižėta? Nu, gal ne. Gražu. I'm wild dancing.
Nu jau. Atsibodo važiuoti? Važiavom. Žiūrėk, kad čia kažkoks. Nelabai. O kitus susiplanuočiau. Tenai? Dabar palaukim, biškai dabar užbaigiam visą tą dalyką. Ką jūs čia dabar atlikote tokias pareigas bažnyčioj. Tai kadangi paliksite čia dabar savo tą gyvenimą, 2 gyvenimus atskirus, o štai tenais panuėję jau turėsite vieną bendrą gyvenimą. Na, tai bendrą? Bet dabar tas nebėkite, aišku, palaukit. Nu, tai jau kaip ir paimk jaunąją. Nešt mane? Taip, prašau. Iltas, nesvarbu bus tiltas, nerasim žinoti. Nu. Tinka? Tai ką te, tokį blogį? Ai, tinka? Visai čia nesunkiai? Ne, tai jau visas parau. Tu išgėręs daug tai paraudės. Vyra, nepykite, jeigu užmėsit ant kojus. Neskubam, da čia. Nu, Sonata, duotas gyvenimą. Tečką baisi mate. Nu, faina. Davai. Jo, panešiu, akšė šitai. Ką, neša? Ja. Ne, nu, čia nenumatyta. Palauk, kur tas dabar? Pasėdžiu. Čia reikia pozuoti jau, čia ne stop kadras. Va, taip, va. Va. Pripazuosiu, aš čia turiu. Vienu žodžiu, važiavom ir atvažiavom. Visi keikia, kad ilgai važiavom, bet man tau atrodo, vieta verta to, kad atvažiavom. Ačiū. Duris uždarysiu. Ant ko? Kokį propaguojate kokį? Ne, nu čia tai vis pridėlas juodas. Ar atsparumą, ar... Gal čia žiūrėk, dėsiu prigrūndas stogas.
O! Ištraukit taurės. Aš jau 12 neturėjau. Tai gera banda. Čia bombos. Gerai, matoju, atrodo. Yra judėjimas, nes taip pasėdėsi. Tai kiek tam? Viskas jau 8 yra. Gal čia nėra. Arba slauga. Stalas susineša. Tai buvo kaip su jau. Nu tai ką, brangiai, prašom. Net stostis ir susibėgimą. Amžinos laimės, meilės, vertybės, stiprybės, tikimybės. Taip. Nu, bet daug nekalbam. Tiesiog mylėkite vienas kitą. Būkite mylimi kitų žmonių, žodžiu, aplinkui. Tai jo, čia. Ir už ką? Už jaunavedžių sveikatą? Gal man atrodo, iš 7 grįžti. O jau vienas. Čia kameras fiksavo. Aš matau. Čia visur Jūs tai retkarčiais atsisukit, nes ten. Vėluoji. Dabar visokių bus tokių epilepsijos priepuolių. Būnetus tikau. Žmonės patėkui. Eina sau. Šitas gatvas patikas. O kur mūsų muzika? Nereikia. Dar čia nebūsim pirmie, negadinsim. Redrau šiandien. Nereikia. Tegu jie. Paklausysi vyrių, ką padarysi. Tai Tu gali jau pasistengė dėl mūsų, ką padarys. O ne? Tai greičiausiai jau tiek gali. Jie gali iš viso į vieną. Tai aplenkė atvažiavo, stengiasi. Pagarsim. Ir meilės laivas kitam krante bus. Užkandam, aš tai valgysiu. Oi, Kuo? Vai problema. Reikia pravarė, nepasidėjau. Valda, jie pravarys plauką. Tai laikyti? Va taip ir laikytumės. Palaudai. Ne, laikyti. Ką čia daryti? Jūs ką daryti? Pas tave turi būti Nesubūta man, tau reikia susimerkti su mane. Yra pagažė. Kaip užsimerkti? Nu, susimerkiu ir tave maitinu. Tai svarbiausia. Pasveikinkit. Ir tau, žiūrėk, sako. Adžinai, žiūrėk. Sumažink tą galvą. Aliu. Mėg atsistos.
Dabar kaip sėkis ruožas į akį. Ar laižeką, kaip sako? Riebų tau? Kristina, dabar duok man. Tai yra tas. Dabar palaukit. Jūs sėdate girdi. Vienas kitą maitinsit? Ir jie iš karto su mum vienu Taip, tai jie maitinsit. Batarkė senka. Vienas kitą. Nu dabar tas gerai pradedam. Geriau jie Aš tau pradėjo. laikysiu. Tau? Ne, savo, jam. Prašau visus paimti, o ką jau čia dabar? Ateikit čia, ko jūs dabar tenai? Nežinau, kaip sakavo. Dabar pasakykite. Duodam rūmą mums, duodam rūmą, nemaišom gyvenimą. Tiltų žmona. Du. Tai dabar pranešit trečią. Tiltą. Paskutinis jau čia bus tiltas. Dabar taip. Apsižeminot, jau viskas. Kokit, žiedus parodykit. Yra tikrai viskas. Pavardės, pasai. Viskas. Ačiū labai. Dabar taip, susinausim. Daugiau. Reikės vysti. Reikės praust. Pausėlėtumė, kad jaunuolį pasimokintų. Nu, parodytų, kaip reikia juos nupraust. Čia labai lėlytė, graži. Labai čia graži lėlytė. Labai graži lėlytė. Nuostabi. Lėlytė. Prašau dabar. Laura. Nupraust pirmą pačiu. Čia rankšluostukas. Na, prašau. Prašau nupraust tą lėlytę. Pašėnio aplinkiau. Lauk dabar lėlytę, nupraus. Jau tai labai jau. Gana jau. Dabar rankšluostuką sušluostit. Nušluostit dabar. Norėjau prašyti. Gerai. Dabar vat vis stikliukai. Prašau suvyst, pažiūrėsim, ar mokėsim. Wow. Čia mano lėlytė. Oi, malėlis. Kaip aš vyšniuos išėmė. Nieko, kokia vyšnė. Čia ne vyšnė. Čia lėlytė. Yra visi stiklai. Trikampiuką dar įdėk. Ne, čia jau pampersai baigėsi. Jau tegu pratinasi dabar prie palučių. Taip. Jums daugiau pinigų, kad pampersų nusipirkti. Viskas, pinigų ir nėra. Kitas sukit išdega. Kaip susuks, tai bus yra. Verštai nušpakalį viską inkrėsi užgerai. Visko gyvenime būna. Dabar pasijaukis. Pradėsi ūkišką gyvenimą. Ūkininkausi. Tai dabar būk malonus ir perkapok va šitą. Pažiūrėsim. O tai kokį tu nori? Su šakom. Pieštuką raškaliu čia va ir kirvis žinoti. Ne, viskas gerai. Čia vis palauk. Melna jankoja. Maniau, kad kirvis muchu. Ne, viskas ragė, kad koja nesumuštų. Užtenka pradžia yra. Verta gerai. Gerai, viskas. Iš karto kapoju, maladėt. Jo. Kaip va, kur tu dabar, kur atsistaus?
šią nuostabią dieną ir linkim ilgai būti draugai ir kad kiekvienais metais paminėtume tokią nuostabią šventę ir mylėtume vienas antrą ir būtume visą laiką laimingi. Ir gal panaudosit mūsų dovanėlę kur nors? Čia nuo manęs ir nuo mūsų ir džiaugiamės, kad galėjom su jumis pabūti nuo pat pirmų dienų, kai jūs jau taip rimtai pradėjote tai planuoti ir dabar esam jūsų šventė. Aida, čia. Tiesiog nuostabu. Mašina. Siūsi, megsi. Jausi. Nu, ko galėjom to Jau prilinkėtų, Dieve mano. Žodžiu, kad svajonės įsipildytų, kad būtų daug šeiminės laimės, santarvės. Nu, pravėk. Ne. Niekad gyvenime. Ačiū. Tavo, nu, man buštinuosi. Ką reikia? Ką jau dabar abudu, Donatai neišmėg. Pirmai kažkada, tai prieš 23 metus, šičia, nes tave tokia va mažytė, kaip Laura Lelytė tam prausi. Tokia dydžia buvo. Nu, dabar jau sujungėt bendrą šeimą, linkime jums ko geriausio, pagrindė santarvė šeimą. Ačiū. Ačiū. O, čia nežinau. Ačiū. Čia. Pasibučiuojam, na? Varšavoje. Ir nuotrauką mes tai nusisuko. Dar ne visus. Taigi tuo, kad atsidžiaugti viešpatį. Tai ką atsidžiaugti? Dar po metų kokį tai jau. Kas nusisuko nuo jis? O dabar nusisuko. Nusisuko. Čia ne. Aš jau girdėjau, kai kalbėjo, sako, geriau einam. Taip, dabar mes, mėlyjeji, grįžome į namus. Malonu jūs matyti. Sveiki gyvi. Aš esu pasiuntinys. Išrinktas, paskirtas, įpareigotas ir įgaliotas. Mes su šiuo pulkeliu dalyvavome vienoje avarijoje, Meilės sankryžoje. Susidūrė dvi širdys. Tai Lauros ir Donato. Mes buvome liudininkais ir nuvežėme juos į santuokos rūmus ir bažnyčią. Jie buvo nubausti žiedų, sumainytų širdžių sujungimu ir abu neteko viengungystės teisių. Taip. Vatis, virš jų žėri žvaigždės, po jų kojomis akmuo. Tad bėgant laikui prisiminkite, kaip žvaigždė te būna amžina jūsų meilė, kaip akmuo tegul jūsų meilė būna tvirta. Būkite artimi, bet ne per daug artimi, bet ne per daug arti. Priklausykite vienas kitam, bet būkite supratingi. Turėkite vienas kitam kantrybės. Nors audros jų užgrius, tačiau jos greit praūš. Dosniai dalykitės šiltais jausmais ir būkite prieraišūs. Dažnai mylėkitės, jausmingi būkite vienas kitam. Ir te nesukelia jums nerimo, nemokšų žodžiai ar veiksmai. Prašome šių dviejų žmonių sujungtos širdis, už šių dviejų žmonių sujungtas širdis, pakelkime taures tiesiog.
Matot, negaliu sėdėti. Radai negaliu sėdėti. Nu gerai, geriam šios jaunosios, bet jaunieji irgi negeria nieko. Nu, negeria, taip. Ne, tai tik žvalgos į vieną, į kitą pusę. Dar sarmatinas. Jo. Nu, iš kur čia būtų? Vienam daug nereiks visiems. Ačiū, žiūrėk, kad ne. Tris. Aš skaičiau, žiūrėk, kad gal gerai, aš būčiau dar skaitęs, gal aš taip įsivažiuoju. Aš pradėjau spirginėti, tai žinai, nepertačiau. Iš tikrųjų, gerai. Turime tokį popieriuką, kuris liudija apie šių dviejų jaunų žmonių santuoką, jų širdžių sujungimą. Ir su liudininku įsitikinę, kad tai nepagirtas popieriukas, kad dažai jau seniai išdžiūvę, kad tai nepagamintas jisai kažkokiam Rusy su visais eurais ir doleriais. Ir įsitikinę, kad jis tikrai tikras. Mes galime jį perleisti visiems parodyti, kas gali netikti. Taip, įsitikinti. Galima pakramtyti, įkasti, kad tikras. Na, nematėmės. Ir kad žinotume, už ką mes šiuo metu. Nu, va, žiūrėjau. Su kodai, su škampai, su viskuo. Viskas, Donatai, nepabėgsi iki Nepadės į armiją. Ne. Juk gal dabar nereiks į armiją, jau eiti. Čia ne Edvinas įrašyta. Manau, ženklų Greičiau. Nu ir kol žiūrėsim, aš norėčiau paskelbti kaip ir mūsų pagalbininkus, kadangi mes dviesi nelabai susitvarkysim, nes gan mūsų nemažai yra, tad reikėtų gal paskirti mūsų padėjėjus, taurininkus iš vienos pusės stalo ir iš kitos. Na, kadangi iš vienos pusės stalo, va, iš vyresnių, ne, iš vyresnių, gal kad būtų patikimesnė, va, prašau, stotis. Pirmas taurininkas bus. Nu čia, tipo, komanda, tai vis tiek. Nu, ir va tokį klausimėlį užduosim. Taurininkai. Kuo skiriasi žmona nuo degtinės? Degtinės ir žmona karti. Mama girdi, negaliu sakyti. Ne, nuo degtinės galva vieną dieną skauda, o nuo žmonos visą gyvenimą. Nu, aš kito galo dabar vis toj Nu ką, kitą? Galima jau, kadangi tėveliai prasidėjo, vienas krikšto tėvelis, kitas šiaip tėvelis. Nu, tai prašau, ponas Pauliukonė, būsite mūsų antras taurininkas. Tad jums irgi klausimas. Ką vaizduoja medicininė emblema, gyvatė ir taurė? Ant pareigos kokios noriu, prapuolęs. Nu, pasakinėti galima jau. Čia su uošvinė susiję. Nu, pasakysiu. Nepasakys vis tiek. Uošvė ledus valgo. Nu, kadangi jau taurininkai pas mus paskirti, vis jau tam tikrus skiriamuosius ženklus. Per vidurį reikia. Toj. Mažumą tas dokumentas čia Kadangi jau mes paskiriam pagalbininkus, paskui skiriamuosius ženklus jums įteiksim, mums reikia kaip ir tokio meilės ministro, kuris išmanytų apie moteris, galėtų visomis pasirūpinti šokio aikštelėje, kad neliūdėtų, o kadangi vien iš tokį berniuką turėjome tik tai daug vyrų čia matau turime. Nu ką, priešais va matau, vyriškis visam gražume. Mes paskirsim jūs meilės ministrų, turėsi būti atsakingas. Polina, neplok, kad verkti nereikėtų. O jums ir klausimėlis būtų. Paskui už kito griebsiesi. Kokia turi būti moteris?
Zaksali? Garsiau aš negirdžiu. O jeigu tiksliai, tai moteris turi būti kaip poliklinika. Švari, visiems prieinama ir nemokama. Jau nesuliktų toks. Kadangi dabar dar prie to pačio mes čia vis tiek jau išgerinėsim viską, bus vietelių, kurie priešai save stikliuko nelabai matys, reikės pagalbos. Nu, tokiu atveju reikės gelbėti gal kitos dienos rytą. Reikia paskirti mums kažkokią ir pirmos pagalbos seserį. Nu, kadangi iš patyrusių, matau, yra gan nemažai tokių moterų. Tad gal vat mamytę turime. Tad jaunosios mamytė bus atsakinga už visų svetelių, sveikatas. Gal reikės kam pirmos pagalbos. Gal reikės kam pripilti reikės stikliuką. Tad tokiu atveju meilės mūsų. O, meilės eleksyras. Prašau, švilpukas. Nu, aš į galus žiūriu, kadangi vyrai svetimi galus nesėdo, nieko aš negaliu padėti. Nu, ir toliau prisiekti reikės kažkam kitam. Kas ten prisisega jisai? O, čia generolai. Nu, dabar tas teta prisiekit ant... Visų pristatytuvų ir visokių gydytojų meilės ministras, ar ne? Taip. Bet žinot, kiekvienas viršininkas turi savo sekretoriją dar. Nes jisai visiems turės stebėti visą jaunųjų eigą, visų žmonių, ar ne? Taip. Tai sekretoriją galime įsirinkti? Prašau labai. Kad loskelį jūs patys įsirinkite. Taip, jau čia mes. Labai gražu. Tai gal iš kairės pusės. Ką čia išdėšta, nes sekretorija daro? Sekretorija stebi visą jaunųjų irgi visus. Ko nepastebi meilės ministras? Taip. Man savo kartais reikia, kad ir matai, tu nieko nematai. Geriausia šitie žmonai būna. Nu, mažiau kalbam, išgeriam daug. Nu, Sofija yra su antpečiais, be antpečių. Kaip sakai? O, ir eina pa. O Katė nepamiršk nufilmuoti. Gerai, tada... Palauk, jeigu jūs čia tą stalą... Šitas stalas čia turėjo būti ralaus, čia visų, bet nieko nematau. Nieko nematau, tuščias plėt. Gerai, tada prie akmens prieikit. O mums kaip čia susikabėti visiems? Ne, tiesiog draugiškai. Draugiškai stovi mane, kaip seniai pažįsti. Tai ką čia, kad nieks nepataka? O čia jie ir jis. Jie. Jie, o, tai aišku, ko eina. Čia jie. Nu kaip aš čia atrodau, ar gerai? Nuostabiai. Kaip visą laiką. Visada, nu dieve mano, kada tave... Palaukit. Uai, palauk. Mano plaukiu kaip... Ai, Drake, nu gerai, šipsenėlė. Pakartokit, nes aš kažkaip vis nelabai gražiai. Nu, aš ten taip... Nemeluok. Gerai labai viskas, aš mačiau. Iš tikrųjų, nuostabu. Nu, pažiūrėsiu. Nu, ko tu čia kliaukioji? Žmogaus lemba. Bet jo man šitas bagelytis fotografiškai negaliu. Laura, įdėk man čia plaukas. Uai, nuostabu. Gali, aš nežinau. Bet čia tik pradžiau, dar grįžau, kad... Kaip lemba į kažkur...
Neprivarta, kad negert, kad negert. Pradėk traukti ir bėgti. Ne, nu jisai, ta prasme, negeria, bet... Netrukdysim? Ne. Namus senuoja. Galima perdėti puodas ir galima... Čia, suprašau, kad Visą laiką kiekvienam žmoguje. Taip, tačiau ir puodas į kasą. Padarysiu. Oi, tu čia... Namus sėdės, aš jau vyrą turiu. Aš jau vyrą turiu. Jau brolis nereikalingas. Prisireik dar tau jau. Ką jau čia? Manau, kažkas laukia, nesulaukė, mėtė į bonkas ir jau namo. Du sakė, rūžys, jis taip nesulaukė. Nesulauk, ačiū Dievui, kad nesulauk. Mes į tai šnekėjom, kad tikriausiai... Ne, bet iš tikrųjų stabdė, ne? Ne, tai nestabdė. Jo. Laukia ir tie prie pati važiavimo. Du, ne? Ir dar traukiniai išlobavo. Tai silpnai labai laukia, bet nekantrus buvo. Na. Na, tai jau problema. Tai jų problema. Tai matyt buvo apsirūpinę jau, kad nelaukia. Turbūt. Murkė. Žiūrėk, čia mūsų draugai. Na, filmuokit. O mano kaimas nepaglotys nieko, braškas, laukai plaukia, nes ten Čia man nepaimsi nieko. Laura rodė, sako, nelys prie katinų, nes jis tau sako. Neaišku, ką padarys. Bet tai, vat charakteriai, ne? Bet jau žiauriai. Bet jeigu nori ėsti, tai ateina prie kojų lenda, sukasi geris, tik paėda viskas, ne ant rankų nepaimsi, nei nepaglosysi, niekus ištiskia nagus ir viskas. Nu tai... Tai jau iš vis. Mes susišnekėsiu skaitą. Kompanijais, tai... Kas? Nieko. Galvoju, įsipirksi tą kainį. Nu davai. Laura, matai? Laura Bet tu nežiūrėk, Laura. Jėgo, kaip kaifuoja. Bet kaip malonu, matyt, net akis užmerktas, jau viskas šitaip. Ekstazė. Čia kaip čia. Čia atsargės nuo kadino šitą. Kažkokia iškrypų šitą katė, aš nežinau jau. Ir tai patinka. Tai ką, tai mes einam, tu eini iš paskos filmuoji, mes... Kur mes einam dabar? Apžia mes pasakosim. Nu, aplink Jungenus. Jo, aplink. Kas yra? Einam pasiau, ne? Pasiau, nu man. Tai va, vienas ruožės išvažiuoja. O, katinė, kas čia dabar per pozą? Poza geras. Lempa, kokia tu lachudra, nu jie. Žiūrėk, nu, Tomai, tu nufilmuoji, žiūrėk. Stipriau. Oi, tu fainai labai. Oi, bet gerai. Čia palauk. Oi, atas. Tu bet jau čia jau Matomės, nu ačiū Dievui, kad matomės. Jau fotkinu? Būtinai. Kai rankas spaus? Kažkoks juodulys pasirodė. Kas pasirodė? Juodulys kažkoks. O, Dieve. Operatoriai naujas. Su mama Kantintis eina. Iš sienvartų. Jo. Karasiukai negausi. Jisai pašėlė, dabar ją priklauso. Nu, prašom parūkom, kas parūkėm, parūkom ir prašom prie stalo.
Ir taip buvau vienon vietoje. Ir gavau tokį raštą. Vienu žodžiu taip. Mūsų jaunikis susargdino savo žmoną. Ją nuvežė į ligoninę, kuriai turėjau daryti operaciją. Nerami, praėjus kuriam laikui susirūpinau žmonos padėtimi ir nutarė paskambinti į ligoninę ir sužinoti tikrą padėtį. Neramiai priėjęs prie telefonų, alo. Prašau duoti gydytoją. Gydytojas klauso. Tamsta daktarė, aš norėčiau sužinoti, kaip mano žmonos sveikata, čia kalba jos vyras. Tuoj 1 minutę ir gydytojas skubėjo paimti ligos istoriją. Tuo tarpu telefono stotyje jungdama abonentą su autoserviso dirbtuve, mūsų jaunikį sujungė su autoserviso dirbtuve, kur vyrmeistras vedė pasikalbėjimą su klientu atidavusiam lengvą automobilį taisyti. Viskas tvarkoje, riktelėjo vyrmeistras. Mes jau jai pakeitėm užpakalį. Užpakalį negali būti, suriko siaubu mūsų jaunimas. Prašau nesiginčyti, mes geriau žinome. Buferiai tiesiog apaldžiausia, bet mes juos sutvarkime. Vandens nuleidimo sistema taip pat buvo sugadinta ir užkimšta visokiais nešvarumais, kas įrodė daugelį trėskimų viduje ant sienelių. Kanalizacijos įkimšta. Po darbo mes ją išbandėme visi 4 iš karto. O vėliau paeiliui. Bandymai puikiai atlaikė, iš pradžių čiaudėjo ir išleisdavo dujų. Bet vėliau pradėjau dirbti. Alo, ji turi tokią puikią amortizaciją, taip švelniai supo, kad mes turėjom didelį malonumą. Alo, ar jūs klausote? Bet mūsų jaunikis jau nieko negirdėjo, apalpės gulėjo ant grindų. Čia dabar įvyko, taip palėstų. Da, gyvas sėdžia. Kur tavo normalizatoriai? Normalizatoriai. Čia tik buvo apalpimas. Da, čia tik pradžia. Apalpimas, da, čia tik buvo. Turime tikrą liudijimą šių 2 jaunų žmonių, kad jie susituokia. Tad prasidėjus šeiminiam gyvenimui, jiem teks pasidalinti darbu šeimoje. Tad padėsime jiems šios dalykus ir padaryti. Dabar kiekvienas traukiat po lapą ir skaitot garsiai, kas kokį darbą gyvenime atliksite savo šeimoje. Valgyti darysite. Gaminti valgyti. Pasisekė. Donatas sužymėjęs. Jo, jau čia žinau, kur. Žiūrėsi televizorių. Ne, nu viskas. Dar nespėsiu. Vakar išleisti su draugais. Vaikus leisi į mokyklą, kad meluoji. Piet plauti netinka. Netinka. Tai garsiai skaitykit. Plauti indus būtė parašyti. O. Netinka. Viską Eiti darysi. į klubą. O čia tai gerai. Man naujų ratų reikia. Va, būtent. Kiekvieną dieną dovanoti sutuoktiniai gėlės. Tai vasarą dėvė mano. Vasarą ne problema. Ne problema. Sutuoktiniai. Sutuoktinį nešti kavą į lovą. Nu, arbatą nebent. Kavą. Nu, kavą. Kavus negeriu. Naktimis keltis prie... Prie ko? Prie vaiko. Puoštis Prieš veidrodį. Ką daryti prieš veidrodį? Puoštis. Puoštis. Uždirbti pinigus. Pasmerktas vienu žodžiu. Prapuolės Donatas. Prapuolės. O, čia jau daug. Ir vaikus reikia žiūrėti. Va, Jėzu, Jėzu. Pasistengti sukelti kojas ant stalų. Sutuoktinis. Šluoja grindis. Jau matai šakės. Tai aišku, o kur tas kojas dėsi daugiau? Leisti šeimos pinigus, jau čia geriau. Bus ir padangos. Bus ir padangos.
Valyti dulkės. Klauso, tai ko tu nori gal? Sutuoktinių. Mašinos, ne? Aksesuarų, nu tai tas pats mašina, tu pradė. Gal čia drabužiu, atgal dieną. Donatė, nusipirsi skalbinkai, pabėgų problemų. Nu, tai aišku, Skalbimas tai čia. Tu neslėptus, kaip Vaikų darbas. krapštyti nosį. Čia tavo darbas. Oi, sauduoju. Tai galite apsimainyti, ar kur nevėlų. O kadangi darbus jau pasiskirstėte ir šeimoje jau žinom, kas pinigus uždirbs, tai žinota, kad čia dar negalutinis sprendimas, Da ne? kas leidžia pinigus. Žiūrėsim, kas tvarkys finansus. Bet dabar turėsite patys. Kur tu ten eimi, kur daugiau? Tai man ant ratų matom kolonėlių ant Finansus tvarkys. Jėzau, žirnius. Griebė, Tu mažesnių esi, na, jau ką... jo pinigų čia surinks. Nu ir Katras valdys finansus šeimoje. Aš jau čia garantuotas. Va, pas mane 10, va, jau litas yra. Rankus pasikavojęs jau. Gal nepaversiu? Kiek jau čia pridėjau? Laura, tu mandagumo, biškai. Abiem rankom, abiem kojom. Abiem jūs ten reikia nepavinti, neįkipti rankas ir... Kaip į Sloviką. Važiuosit. Gerai, jau tie viskas. Skaičiuos, viskas. Aš kad jau protingiausias paskutinį. Ką aš žinau, kad tau trūksta. Kiek pasiėmė? Prisirinkai tiek? Na, tai viskas. Nu dar ieškok, Laura, ieškok dar. Viskas. Tai gali ieškoti dieną ir dar patiems Radai, Dabar suskaičiuokit. Sakau, kad jie matrūksta. Skaičiuoji. Skaičiuok. Ir pasakysiu, ar... 60. 90. 94. Vai. Va, viskas aišku. Tu Donatė tą krūvą pasiskaičiuok. Žinok, Tai čia seniai kruopos irgi kainuoja. Kiek tau donatai? Kažkur 60. O, tu tai viskas. Viskas, žlogės. Aš jau pavydėjau ir skaičiau, po to pamečiau jau ten. Dievulė susidėjus tuos į krepšiuką ir bus baltai būtų vienai. Tai žiūrėkit, va iki šiandien susidės jau. Kaina žurnaliko parašyta ir prašau į bliūdelį, kaip ir kiek negaila jauniesiems. Tai nieko mes palauksim. Čia gyvenimo pradžiai. Tai ką čia reikia įrašyti tą dokumentą? Kiek duotų? Kiek duotų? Gerai, žiūrėsim. 30 centų. Močiutė mokyk, žangonas buvai, tau viską žinai, ženoda buvai, tau viską žinai. Mokyk! O, čia jau gerai. Palaukit, žinot, dabar tai pavyzdžiui šitai bus. Nu gal neblogai, nežinau, aš tai nebandžiau, nieko nežinau. Bet mes, kadangi turim meilės ministrą su sekretorė, kaip jūs skaitot, kiek čia balų? Papirkti jie. Kiek balų? Nu, man atrodo, Savo kad... galvos prisiškalbės. Mažoka, ne? Kiek galite būti mažoka? 10 mažai? Ne, aš nežinau, nu tai kaip jums atrodo, man atrodo. O, Negerai, negerai. Senai buvo jau. Senai buvo. Bet paskui jeigu lūpynę nuplėšia. Ai, seselė yra bendra. Nu ką, paragaujam tada, paragaujam. Edvinai, nu ko dabar tu te? Tai filmas. O mergaitė, pasakykit, ką jauti, aš iš pienų plačių atnešiu tau gėlių. Lietuje, aš pirmą kartą šokant mama čia
Prasidėjo jų bendro gyvenimo antroji diena. Na, tuoj prasidės. Bet jau skaitykim, prasidėjo. Mes visi linkime, kad visas jų bendras gyvenimas būtų gražus, laimingas, turtingas. Štai jau žiedai sumainyti ir laukia jų laimė mažyti. O tam, kad jų augtų į aukštį, kad skrajotų lyg pasakų paukštį. Jauniai sėdės. Džiaugsmingų metų, džiaugsmingų. Nedegs. Nedegs. Keturis. Svarėt uždegs. Bet į kaitį tai jau gerai. Su trypsiu. Dega. Degtukų reikia. Dega, dega. Ne, lėkštės ant lentutės. O lėkštukė pačiu. Nedeg. Į dėžutę uždėjo, girdi. Dėžutę padėt? Ne, įdėk į dėžutę. Na tai va. Nu, sudėk, nešvarkis, tiek sausa. Gal užsėmimas. Į popierių nedega. Užsėmimas. Baig nesudegino. Tačiau. Svetima gera, taip. Mintis nuostabi. Nu, brolėlį visi bučiuosim iš eilės. Patiko, ne? Kad